Sveiki visi, malonu, kad prisijungėte šiandien prie mūsų į mūsų jau kasmetinį Baltpool Biomass Day. Pradžioje keli įžanginiai žodžiai, pasakysiu tiek lietuvių, tiek anglų kalbomis, kadangi svečių turim ir prisijungusių tiek iš Lietuvos, tiek iš užsienio. Hello everyone, and nice to see you all here join us on our Baltpool Biomass Day. At the beginning I will speak in two languages, Lithuanian and English, just to translate the main organizational information. So bear with me for a second and I will let you through the information. Taigi, mūsų susitikimas šiandien yra verčiamas tiesiogiai į anglų kalbą, kad pasinaudoti šitą funkciją nustatymuose Zoom lange, paspauskit interpretation ikonėlę, žemės gaublio ikonėlę, ir pasirinkite norimą kalbą. Kas svarbu, pasinaudoti šitą funkciją turite naudoti kompiuterio garsą nustatymą. Today's event will be translated simultaneously into English language. We will speak in Lithuanian, but the translation is available there. So to use this option in the Zoom window, on the menu side, just click on the interpretation button and choose English language. And you will switch into the translation. It is possible as well to mute original voice, so you will hear only the translation. What is important to use computer audio to use this option. Renginio metu galima užduoti mums tiesiogiai klausimų, kurios įrašykite, prašau, į Slido aplikaciją slido.com. Arba jeigu kas turite jau atsisiuntę mobilią aplikaciją, įrašę dalyvio kodą Baltpool. Aš administruosiu šitos klausimus, jeigu matysiu, kad klausimas aktualus būtent konkrečiai tuo metu, apie ką mes dabar kalbame, įgarsinsiu iš karto po konkrečiai šito kadro. Jeigu labiau klausimas bendrinis, tai visus likusius klausimus įskaitysiu ir atsakysiu jau po visos prezentacijos. During the presentation, you can interact with us and ask your questions via slido.com webpage or application, if you have the mobile version, by using participants code BALTPOOL. If the question is relatable to exactly the slide which we are talking right now, I will voice them right away and we will answer them. If it's more generic question or on the broader scale, I will ask them after whole the presentation. So, nelaukiant toliau, noriu pristatyti mūsų dalyvius, kas šiandien su manim studija yra. Tai mūsų prekybos vadovas Vaidotas Jonutis ir komercijos vadovas Tomas Jorudas. Labą dieną. So, today with me I have my colleagues, Vaidotas Jonutis, our head of trading, and commercial director Tomas Jorudas. Not waiting further ado, nelaukiant toliau, atiduodu žodį Vaidotui, kuris ir pristatys šiandieninę prezentaciją apie perspektyvas ateinančio šildymo sezono. So, Vaidai. Ačiū labai. Taip, iš tikrųjų, periodiškai susitinkam pasikalbėti apie tai, kas vyksta biokuro rinkoje. Paskutinį kartą aš taip pagalvojau dabar, kad buvo maloniau susitikti, nes artėjo vasara dar ir pusmetis gero oro, ar ne, tai dabar yra tas susitikimas, kai sekantis pusmetis bus toksai šaltesnis. Na ir įdomiausia yra tai, kad įprastai mes prieš susitikdami dažniausiai jau daugiau mažiau žinom, ką mes norim pasakyti ir jau kokias 3 savaitės prieš mes matom, apie ką kalbėsim. Tai galiu pasakyti taip, jog rugsėjo pradžia, ar ne, kai inicijavom šitą susitikimo pakvietimą ir tai, kas įvyko per paskutinės 4 savaitės, situacija nemažai pasikeitė. Ir gerai, kad jinai pasikeitė, kad rinkoje, reiškia, padaugėjo sandorių, pasiruošimas sezonui padidėjo. Tai apie tai šiandien ir norėsiu pakalbėti. Apie tai, kad galbūt kažkur dėl to, jog slaidus darėm, sakykime, dar 3 dienos atgal, o vakar vyko prekyba, kai kurie slaidai gal nėra
visiškai cento tikslumu updatinti, tai aš pasakysiu, kurie ne, bet esmė jinai išliks maždaug ta pati. Na, pavyzdžiui, kad ir nuo šito slaido pradedant, reiškia, slaido esmė yra tokia, kad parodyti, reiškia, kiek šiai akimirkai spalio pradžiai praėjusiais metais 2023 ir 2024 kokio turėjome trendą lyginant su metais prieš. Na, pilka zona yra tai, kaip atrodė, reiškia, kaip šita žaliavos rūšis, šita energetinės žaliavos rūšis, kokius rodė rezultatus metai prieš, ar ne, ir paskutinis raudonas rodo, kokius rezultatus demonstravo šita žaliava metus atgal lyginant nuo šiandien. Updatintas grafikas yra visiškai vakar dieną. Na ir ką matom? Iš tikrųjų, energetinių žaliavų rinkoje praėję metai nebuvo, bent jau pardavėjams, nebuvo labai sėkmingi, nes pasižiūrėjusi viską, pradedant, aišku, čia nuo elektros energija, tiek Prancūzija, Vokietija didžiausios formuojančios rinkos Europos zonoje, be abejo, ne mūsų rinkoje, bet Europos zonoje kainų kritimas fiksuojamas antrus metus iš eilės ir labai reikšmingas. Krosnių kūras taip pat, atkreipkite dėmesį į ATL, reiškia CO2 emisijų leidimus, jų kainos praėjusiais metais taip pat mažėjo, ko nebuvo metais anksčiau. Brent nafta, akmens anglis. Aišku, mes visi atsimenam tą periodą, kuris buvo susijęs su tuo, jog prasidėjus karui Ukrainoje viskas buvo labai stipriai šoktelėję. Ir jau praėjusiais metais tas nusiraminimas jau buvo fiksuojamas, šiais metais situacija yra dar paprastesnė. Na, mums labiausiai, sakykime, dominantis šitos, reiškia, slaido vietos yra TTF dujų, reiškia, kaina. Dar pradėjus ruoštis šiam renginiui, kritimas dujų šiais metais buvo maždaug apie 15%. Šiai minutė jis yra sumažėjęs. Vakar dienos kaina, kurią fiksavau, yra 37,89 € už megavatvalandę. Jinai plius minus yra labai panaši, kaip ir praėjusiais metais, kainų skirtumas yra labai minimalus. Medienos indeksai, jie yra iš esmės nesikeičiantis jau porą metų, tai daugiau manyti susiję yra su ekonominė situacija, nes vis tiek mediena yra daugiau tokia, kaip ir ekonominis, ne žaliavų indeksas, tačiau mums, kurie biokūrų užsiimam, ar ne, tą matyti tendenciją, kur link juda žaliavinė mediena, yra įdomu. Tai pastaruoju metu šitas parametras tiek vienais, tiek šiais metais, jis nekito ypatingai reikšmingai, kad būtų apie tai galima kažką daugiau pakalbėti. Na ir paskutinis rodiklis, kurį tiesiog įtraukiau įdomumo dėliai, tai yra konteinerių pervežimo kainos. Metai prieš jos labai reikšmingai krito. Čia turbūt atsiminsit ir visus tos lockdownus susijusius su COVID pandemija. Kadangi ataskaitinė bazė dar metai prieš 23-uosius buvo labai aukšta, tai tas sumažėjimas buvo reikšmingas. Bet šiais metais turime labai ryškų šito indekso padidėjimą. Tai yra susijęs su pervežimais. Manau, kad gal ir sukels papildomų minčių tiems, kas svarsto įvairias tendencijas susijusias su biokūro eksportu, nes šitas indeksas jisai veikia ir Baltic Dry indeksą, kuris susijęs su pervežimais. Taip, kalbant apie pirmasis slaidas, jau dabar kaip atrodo Baltijos šalis sezono pradžioje. Čia paėmiau kainas, malkinės medienos kainas. Jos yra išreikštos kubiniais metrais eurais už kubą. Ir kiekviena šalis lygiai taip pat 23 metų kaina, 24 metų kaina. Ir Latvijoje 23-24 metų kaina, Estijoje tas pats. Kadangi kainos yra suskaičiuotos šiek tiek skirtingais metodais, tai yra Lietuvoje yra paimtos spotinė rinka valstybinėje miškų urėdijoje,
Latvijos kaina yra paimta iš Mekos instituto leidžiamos apklausos, kurioje galimai yra įskaičiuotas ir pristatymo parametras. Estijoje kaina yra suskaičiuota, paimta iš valstybinės miškų kompanijos tiekimo kaina, kuri yra susijusi su ilgalaikiais sandoriais sudarytais pusę metų atgal. Tačiau, ką noriu parodyti šitam grafike, yra tai, kad kainos yra, lyginant vienus metus ir kitus metus, absoliučiai skaičiais ir labai panašios. Tai yra keista net buvo pamatyti ir šitą slaidą padarėme po to, kai tiesiog netyčia pamatėm, jog Lietuvoje kainos faktiškai yra identiškos, lyginant rugpjūtį su rugpjūčiu. Aišku, šiuo metu situacija šiek tiek keičiasi, prasidėjo šildymo sezonas, kainos pradeda didėti, tačiau trendas, šitas grafikas labai atspindi ir kodėl būtent šiais metais yra tokia situacija. Na ir tačiau sekantis slaidas truputėlį parodytų kitas tendencijas. Nežiūrint to, jog susikirtimo taškas, čia yra 24 metų grafikas, čia yra 25 metų kainos ir susikirtimo taškas va šiai dienai yra maždaug čia. Visose rinkose matome tokią tendenciją, kad jos, kaip ir matėt prieš tai grafike, yra viename taške. Tačiau jeigu pasižiūrėjus ilgalaikį trendą, kuriuo formuojasi ar ne šitas taškas, mes matom tokią tendenciją, kad praėjusiais metais kainos buvo kritimo trajektorijoje. Šiais metais kainos, galbūt nereikėtų taip sakyti apie Estiją, kurioje kaina yra stabili visus metus, bet aišku, jūs patys dalyviai geriau galbūt žinot situaciją, kiek tai yra statistiškai šią akimirką. Tačiau Lietuvoje ir Latvijoje trendas yra pradėjęs keistis. Ir kainos tarsi iš kritimo fazės pereina į šiokią tokią kainos didėjimo fazę. Nenorėčiau sakyti, kad čia jau mes tikrai esame visiškai kitoj fazėje, bet tai, kas matosi plika akimi, žiūrint į tuos du grafikus, jau galimai rodo, kad tas dugnas, kuris formavosi pastaruosius, sakykime, pusantrų metų ir panašiai galimai keičiasi. Tomai, nežinau, aš gal vienas kalbu, tai... Ja, čia gal labiau, kaip pasakyti, apie nuotaikas reikėtų pasakyti. Jeigu pernai visi tikėjo, kad tai pigs, tai šiemet to tikėjimo ir tos nuotaikos liktais nėra, netgi į pabrangimą eina. Tai atrodo, esam tam pačiam taške, bet įsivaizdavimas, lūkesčiai formuoja kitokią nuomonę ir kitokią emociją turbūt. Taip, apie visą medienos sektorių dar to galbūt nėra. Taip galima ryškiai pasakyti, kad įvyktų kažkoks atsigavimas, bet pavyzdžiui, žiūrint į biokuro žaliavas, jos tikrai nėra pačiame dugne kažkokiame ir tikrai atsigavimas rinkos jaučiamas yra. Pavyzdžiui, vien tik iš to fakto, jog vakar įvedžiau indekso vertę Lietuvoje malkinės medienos ir jis jau buvo apie 45. Tai reiškia, kad šitas susikirtimas jau yra pramuštas ir įdomu iš tikrųjų, kaip vystysis situacija kontekste šitos informacijos, nes vis tiek malkinė mediena yra malkinė mediena ir jinai vis tiek formuoja tą kainos lubas malkinės medienos. Biokuro rinkoje, biokuro kainos. Taip. Kitas slaidas yra, jis toks, mes jį visą laiką rodom, jisai yra gana primityvus ir šitas slaidas jisai rodo, kiek biokuras kainuoja eurais už megavatvalandę biržoje ir kiek biokuras kainuoja, malkinė mediena kainuoja eurais už kubinį metrą. Ir sudėjus du atrodo, tikrai, sakykim, vienas nuo kito priklausančius, tačiau ne tos pačios dimensijos matavimus, ar ne, sudėjus į krūvą vis laik matom, kad grafikas yra iš tikrųjų sekantis, praktiškai jo svyravimai yra identiški. Koreliacija tarp šitų dydžių yra labai didelė. Ir ką mes matom, apie ką norim pašnekėti, tai yra būtent apie tai, koks yra šitas
pastarųjų metų va šitų linijų išsiskirimas. Lietuvoje ilgalaikių sandorių kaina formuojasi va ties šituo kainos lygiu. Galbūt šiandien dienos prezentacijoje tai nėra tiek svarbu, tačiau mes matom aiškiai, jog malkinės medienos kaina ir biokuro kaina ilgalaikiuose sandoriuose yra išsiskyrusi. Šitame grafike galima taip gana primityviai nuvesti, sakykime, statmenį į va šitą ašį ir pamatyti maždaug, kiek istoriškai kainavo biokuras, kai malkinės medienos kainos, kurios, kaip prieš tai minėjom, yra gana svarbios, kiek turėtų kainuoti biokuras. Ir čia yra sužymėti taškai, kiek šiuo metu malkinė mediena kainuoja Latvijoje, kiek kainuoja Lietuvoje ir kiek kainuoja Estijoje. Ir išvedus tą statmenį į šitą ašį, galima taip maždaug bandyti prognozuoti. Ir mes aiškiai matom, kad visų valstybių šitie taškai yra aukščiau negu šitas, reiškia, biokuro kaina, kuri susiformavo per vasarą. Lietuvoje. Be abejo, kitos šalis, Latvija, Estija yra šiek tiek kitame kainos lygyje, tačiau bendra tendencija vis tiek yra jaučiama. Tai yra, kad malkinės medienos kaina tarsi yra aukščiau negu įprasta matyti. Tomai, gal kad nebūčiau vienas, nes šitą temą tave labai, kaip čia pasakyti, verčia pakelt toną. Tai... Ja, tai kas yra turbūt pajėgumų pertekliai biokūrio numušė kainą, bet žaliava to neleidžia. Tai mano komentaras būtų toks, kad turim pasivyti ir išsitiesinti greičiausiai, kaip įvyks. Arba žaliava tada turi pasikoreguoti. Tas išsiskirimas likti ilgam negali. Jo, mes iš tikrųjų irgi dažnai darbe pasikalbam, žiūrėdami tos grafikus, nes, žinot, ta tikroji rinka yra nutolusi nuo mūsų labiau, jūs apie tai geriau išmanot, bet visi tie skaičiukai, jie tarsi tokį simbolizuoja tokį tam tikrą, arba bus pokyčiai, arba yra kažkas ne visiškai tvaru, kaip ir Tomo paminėti, yra, reiškia, kad galimi kažkokie pertekliai, ar tai gamybos pajėgumų, ar kažkas, bet situacija nėra visiškai aiški. Kalbant apie tai, kas dedasi visose trijose Baltijos valstybėse, ar ne, ir kaip vystosi kainos, tai čia yra parodytas grafikas, kas buvo praeitą žiemą, ar ne, spotinė rinka, kaip jinai formuojasi, Latvijos kainos yra pačios aukščiausios, Estijos kainos įprastai yra pačios žemiausios. Vasara, jinai yra vasara, stebuklų nebūna vasara, reiškia, perprodukcija labai jaučiama yra, kainos visą laiką krenta žemyn, Latvija šiais metais laikėsi aukščiau, tačiau kažkokio tai ilgalaikio trendo turbūt nereikėtų labai daryti, tačiau šios metus pagal ilgalaikius sandorius, kurie formuojasi ateinančiam šildymo sezonui, galima daryti šiokias tokias prielaidas. Ir kainos, tarp kitko įdomi detalė yra tai, kad kai nusipaišėm prieš 2 savaitės šitą grafiką, tai visos 3 linijos buvo faktiškai kaip viena. Tačiau šiandien situacija suvedus paskutinius duomenis, mes matom, kad Latvija ir Estija atsiskiria nuo Lietuvos kainos. Lietuvoje ilgalaikių sandorių sudaryti ties šiuo lygiu, Latvija ir Estija pakilo, nėra tai, kad reikšmingas tas pokytis yra ir manyčiau, kad šitas kainų skirtumas esantis tarp šitų kreivių nėra kažkuom ypatingas, kad pavyzdžiui Lietuvos tiekėjai pradėtų vežti į Latviją. Manau, kad tai daugiau vyks nebent pasienio regionuose, bet kainos jos, sakykime, pradeda taip jau rodyti tam tikrus atsigavimo požymius į tai, kad žaliava yra brangi. Jeigu Tomai... Ja, čia gal reikėtų paminėti, kad čia yra svertinės kainos parodytos ir Lietuvoje buvo sudaryta anksčiau sandorių, kurie greičiausiai buvo pigiau sudaryti ir šiandien dienai tas svertas neatsveria dar vėliau. Nes žieminiai sandoriai šiaip
per rugsėjį turbūt pabrango visur. Tik tai neatsvėrė Lietuvos kainos. Irgi teisybė, jo. Iš tikrųjų taip, sudaryti sandoriai vasaros sezono eigoje, jūs įtaka, ar ne, kaip ir minėjai, svertė iš tikrųjų dar yra didelė. Taip, bet šiuo metu sudarinėjami ilgalaikiai sandoriai jau yra didesnė kaina. Aš sakyčiau, tai Latvijos lygį turime mes panašiai ir Lietuvoje. Taip, panašiai taip. Jeigu žiūrėt trendą. Tai va, tai kalbant apie tris šalis, ar ne, dabar lyginant kainas grinai tarpusavyje metai iš metų, vėlgi Estija yra atskira rinka, įprastai Estijos kainos, matote, visos daugiau mažiau sukasi apie tą patį kainų lygį, tiesa, perėjo į šitą vieni metai buvo vienokie, kiti metai gal kitokie, bet šiaip bendrai paėmus Estijos kainos yra daugiau mažiau stabilios, taigi pažiūrėjus į Lietuvą ir Latviją, mes turime kitokią situaciją ir šie metai bent jau šiai akimirkai atrodo, kad formuojasi žemiausios per 4 metus biokuro kainos. Lietuvoje jos yra mažesnės 12%, lyginant su praėjusiais metais, Latvijoje 16%. Matot, bendrai paėmus, šiaip tendencija yra tokia, kad formuojasi kitas kainų lygis, negu jisai buvo prieš, sakykime, kokius, atmetus visus covidus ir karo pradžią, ar ne, tai 2019-2018 tuo metu biokuras dėl Baltarusijos įtakos turėjo kitą kainos lygmenį apskritai, jisai kainavo apie 15, dabar jau kaina yra aiškiai užsifiksavusi ties 20 eurų už megavatvalandę ribą ir greičiausiai, kad šitas lygmuo turėtų laikytis ilgojų laikotarpių, kaip turbūt kainos dugnas, bent jau mes laikomės tokios pozicijos. Nežinau, jeigu Tomai... Čia, aišku, karo įtaka turėjo, bet šiaip ir jeigu pažiūrėti atlyginimo augimą miško pramoniai, taip. Tai, aš nematau galimybės tai kreiviai leistis daugiau, nes jeigu įvertinus, kiek per paskutinius 4 metus augo darbo užmokestis, ypač miško pramonė, man atrodo, mes kai skaičiavom, gal jisai dvigubėjo, ar ne, per 4 metus, kažkas tokio buvo. Taip. Pokytis yra antiek reikšmingas, kad kartais atrodo, kad net realioje ekonomikai taip nebuvo. Taip, sutinku su to. Taip, ir mes šitą slaidą, kurį dabar rodau, jau rodėm jum pavasarį. Ir šitos slaido esmė buvo tai, kad metai prieš tai buvo labai tokie, kaip pasakyti, netipiniai, ar ne, nes buvo labai reikšmingas kainų kritimas, tai buvo susiję, spotinė rinka tada labai reikšmingai griuvo. Ir mes, kaip ir bijojom, kad rinkos dalyviai perims tam tikrus įgūdžius, ar ne, iš metų buvusių prieš, ne kiek įgūdžius, kiek elgesio modelį ir perkels jį į šiuos metus. Ir iš tikrųjų mūsų ta pozicija buvo tokia, kad buvo spotas kad spotas visą laiką suprask yra pigesnis, kad yra perteklius žaliavos rinkoje, kad karalius yra pirkėjas. Ir iš to tarsi išplaukė tokios pirkėjo elgesio, reiškia, supaprastinti tokie modeliai, ar ne, kad mažiau reikia pirkti ilgalaikių kontraktų, reiškia, spotinė rinka, kad yra jinai, kaip pasakyti, visada jinai yra pigesnė. Ir kadangi pastaruosius 2 metus tai buvo, tai toks įspūdis tikrai galėjo pradėti formuotis, kad mes dar manėm, kad pradės stipriai didėti eksportas, nes šalis esančios aplink Baltijos jūrą iš tikrųjų turi dabar Baltijos valstybėse tikrai labai patrauklę kainą, už kurią mielai norėtų nusipirkti biokuro. Pardavėjai be abejo iš karto irgi keičia savo elgesį modelį dėl to, kas įvyko. Jie pradeda kitaip perdėlioti savo pardavimų strategijas. Jie nebekrauna sandėlių taip kaip anksčiau. Sandėliai yra gerokai mažesni. Aišku, jūs labiau gal jaučiate tą tendenciją, tačiau kiek aš kalbuosi su tiekėjais, apie sandėlius yra kalbama, kad jie yra mažesni. Galbūt šiais metais yra daugiau naujų rinkos žaidėjų ir
sandėliai tiesiog pasidarė mažesni vienam dalyviui. Galbūt jie pasiskirsti labiau tarp smulkių rinkos dalyvių, tačiau akivaizdu yra, kad signalas iš rinkos eina toks, kad sandėliai yra mažesni ir kad ilgalaikius sandorius netgi galimai reikia sudarinėti neturint sandėlių, kaip, sakykime, užsitikrinimo ateičiai. Na ir kokios problemos iš to ateina? Problemos iš to ateina, kad mes pasidarom labai priklausomi nuo spotinės rinkos, nuo jos likvidumo ir kad sandėliai yra maži, dėl ko didėja rinkos, kaip mes ją vadinam, sisteminė rizika, tai yra, kad kainos tada darosi labai kintančios. Tai yra spotinė rinka, užtenka, sakykime, vieną savaitgalį labai rimtai sušalti, kad rinkoje kaina gali tiesiog paimti ir pakilti 20% vien dėl to, kad prognozuojamas yra didelis šaltis. Tai ir iš to, sakykime, tendencijų iš tikrųjų nemažai kas pasitvirtino. Ir čia yra pirmasis grafikas apie tą tokią įrodymą, kad šiais metais, lyginant su ankstesniais metais, 23, 22, 21, mes turime vieną mažiausių ilgalaikių sandorių skaičių ateinančiam sezonui. Čia yra Lietuvos grafikas, čia matom skaičių šiandien bendrai ir apie 40% yra užkontraktuotų. Išskaidžius į ketvirčius, tai yra į ketvirtą šių metų ketvirtį ir į kitą pirmų metų ketvirtį, situacija yra kiek kitokia. Atsiranda visiškai nauja tendencija rinkoje tai, kad pirkėjai pradėjo skaidyti savo pirkimo portfelius į du atskirus laikotarpius, tai yra paskutinį metų ketvirtį arba pirmąją žiemos pusę ir antrąją žiemos pusę. Ir šiandien galbūt prasidės užsitikrinimas antrąjį žiemos pusiai, bet bendras rezultatas yra toks: 40% Lietuvoje užtikrinta, iš kurių 60 su virš procentų persimetė yra į žiemos pradžią ir maždaug žemiau negu 30% į antrąją žiemos pusę. Tomai, gal pabaig mano mintį kokiais nors stipresniais žodžiais? Ne, gal čia stipresnių nereikia, bet aš tik norėčiau priminti, kad realiai biokuro pasiūla visiškai priklausoma yra nuo kainos. Prasme, kuo aukštesnė kaina, tuo didesnė pasiūlą turim. Tai čia, prasme, jeigu matom, kad mums trūksta biokuro, vienintelė išeitis yra kelti kainą. Prasme, į mišką giliau įeit kainuoja pinigų, tai tam, kad nepritrūktų. Prasme, ir vėlgi tas pasiruošimas šildymo sezono, jeigu žiūrėti tą patį tavo grafiką, jisai turbūt lemtas tos mažos kainos, kad pas visus buvo lūkestis užsipirkti pigiai, laukti ilgiau, ir tas efektas trumpos atminties, žinai, kai metus du pažiūrim, spotas buvo pigesnis, reiškia bus pigesnis. Ne, tai visiškai nesusiję. Prasme, istorijoje įvairių dalykų būna. Labai gerai, kad apie tai pradėjai kalbėti, aš sekantį grafiką parodysiu, tai pabaig mintį. Čia yra grafikas apie tai, kaip ilgalaikiai sandoriai, kuriais metais buvo, reiškia, jeigu yra mėlyna spalva grafiko dalyje, tai tais metais trumpalaikiai sandoriai buvo, reiškia, brangesni, o jeigu raudonas spalva, tai ilgalaikiai sandoriai yra brangesni. Ir mes taip matom, tai kad ir tu, Tomai, norėjai pasakyti, kad tendencija tikrai nėra aiški. Tai yra metai iš metų jinai keičiasi. Taip, paskutinius 2 metus ilgalaikiai sandoriai buvo iš tikrųjų brangesni. Ir paminėta ta tendencija, kad rinkos dalyviai stebi pastarųjų kelių metų tendencijas ir elgesi panašiai. Bet šiais metais matom jau pirmuosius žingsnius. Čia yra dar tik pirmieji žingsniai. Tai yra mėnesiniai kontraktai sudarinėjami ateinančiai žiemai jau pasidarė brangesni negu kad ilgalaikiai sandoriai užfiksuoti vasaros eigoje. Na ir ta tendencija jau pradėjo mėlynuoti. Aišku, čia dar labai anksti kalbėti apie tai. Čia gal yra tik tai pirmieji žingsniai šitų metų, bet jau kažkas prasidėjo. Aišku, praeitą antradienį vėl stebėjom situaciją biržai, tarsi dar nepatvirtina šitų žirklučių atsiradimo. Bet žiūrėsim, iš tikrųjų
labai įdomu bus stebėti, ar šie metai, ar dabar bus tokia tendencija, kad kas 2 metus keičiasi rinka, nes atkreipkite dėmesį, maždaug kas 2 metai, reiškia, pasikeitimas yra toks, atrodo, kad atmintis rinkos dalyvių veikia maždaug 2 metus. Iš tikrųjų, tai čia prekyba lūkesčiais pavadinčiau. Kai tampa baisu, visi pasiryžę daugiau mokėti ir perkelti riziką ant kitos šalies. Ant kitos sandorio pusės. Jo, ant kitos sandorio pusės. Tai už pinigus mes perkam savo ramybę. Tai šiuo metu panašu, kad pirkėjai ramus yra. Tai nemoka papildomos kainos, tai reikia susimokėti už papildomą skiedrą. Bet čia dar neaišku, iš tikrųjų, kaip bus čia tik tai patys pirmieji žingsniai, bet aš manau, kad bent jau kiek aš kalbuosi su tiekėjais, aišku, rinka susiklostys vėlgi, pamatysim, kaip bus, bet tiekėjų pozicija bent jau stambesnių kompanijų yra gana vienareikšmė, jog jie tikisi, kad kainos kils. Bet iš tikrųjų ta tendencija aš jaučiu kiekvienais metais. Ir spotinė rinka turbūt yra tas, vadinkim, vyšnė ant pyrago, ar ne, kurios metu galima uždirbti sezono eigoje. Ir jeigu pasiseks, gaunasi viršpelnis ir labai geri metai. Ir atvirkščiai, jeigu to nebūna, dažniausiai metai tada pasibaigia ant nulio, tai normalu yra, kad tiekėjai, bent jau kiek aš su jais bendrauju, transliuoja žinutę, kad tikisi, jog jo kaina padidės. Taip, dabar čia jau vėlgi grafikas, kurį esam rodę anksčiau. Grafike tiesiog yra parodyta, kiek biokuras kainuoja biržoje ir kiek jisai kainuoja erdmetriais miško sandėly. Ir tai lemia biokuro kainą biržoje ir jos kreivė yra maždaug tokia. Tai mes esam tokie savo įsivardinę tokias ribas, kai ties 10 eurų už erdmetrį, mūsų nuomonė, ir turbūt čia visi su tuo sutinka, kad biokuras yra per pigus ir jis maždaug turi kainuoti biržoje apie 24 ties tuo lygiu. Šiuo metu jisai maždaug tiek ir kainuoja. Šiuo metu biokuro kaina miško sandėliuose ir yra. Aš kiek žiūriu į forumus, kuriuose diskutuoja tiekėjai apie 11, tai tarsi signalizuoja, kad kaina yra apatinėme tame lygmenyje ir žinant, kiek kainuoja paruošimas žaliavos, tai akivaizdu, kad miško savininkas arba medienos savininkas šiandien negauna praktiškai nieko arba tas gaunami pinigai yra tokie maži, kad jis turbūt tik priverstinai dalyvauja šitoje rinkoje dėl to, kad nukirto biržę ar ne, ar ten reikia išvalyti kažkokį lauką. Priešingų atveju tikrai niekas nedalyvautų toje rinkoje iš žaliavos savininko pusės žiūrint. Operacijos surinkti viską, nukirsti, atvežti ir panašiai iki miško sandėlio ir kainuoja tuos 10 eurų už kubą, už erdmetrį. Ir be abejo, čia yra kitas lygmuo, kuriame jau yra per brangu, tačiau šiandien apie tai praktiškai nereikia kalbėti, nes mes esame visiškai priešingai kreivės pusėje. Tai ir šiandien dieną yra aktyvuoti lengviausiai prieinami miškai. Arba ta žaliava, kaip tie angliškas posakis, low hanging fruits, žemai kabantis vaisiai. Kabantis vaisiai. Ir paskutinis, sakykime taip, mūsų šiandien dienos tema turbūt yra apie šilumos kainas. Šilumos kainos mes visi puikiai žinom, iš ko jos susideda, tai yra iš kintamų kaštų, kurie sudaro maždaug 50%, tai yra biokuro kaina, kurią katilinės perka ir dar tiek pat faktiškai uždėtas visas tas administracinis, reiškia amortizacinis, atlyginimai, remontai ir taip toliau, plus galimai atsiras ir PVM-as kai kuriuose valstybėse, pavyzdžiui Lietuvoje ar ne, kuris dabar yra nulinis. Tačiau mes turim nepamiršti vieno tokio fakto, kad šita juoda dalis, kuri įvardinta kaip kintami kaštai, atsiprašau, jie lygiai tokius pačius sluoksnius turi ir tiekėjų lygyje. Galbūt žaliava be abejo sudaro apie 80-70% galutinės biokuro kainos, tačiau ir ta pati žaliava turi tokius pačius atlyginimus, tokias pačias amortizacijas ir panašiai. Čia mes įpratę esame matyti kaip vientisą, bet ta dalis, ir tas biokuro kainos įtaka, jinai daugiau mažiau įtakoja maždaug pusę
galutinės šilumos kainos, na, apie kurią mes visą laiką ir kalbamės. Tai yra tiek, kiek vartotojas, kuris moka, tas paskutinis galutinės vartotojas moka už paslaugą. Šiek tiek apie kainas miestuose, Baltijos šalių miestuose. Latvija ir Estija yra kitoks reguliavimas, tenai kaina nustatoma visam sezonui į priekį. Ir nežinau tiksliai, ar galima keisti sezono eigoje, galimai galima, jeigu ten labai pasikeičia ekonominė situacija. Dedamoji pasikeičia, ten jie išskirstė į dvi dalis. Taip, tačiau įprastai kaina kiekvieną mėnesį nesikeičia. Ne. Lietuvoje žalių yra pažymėta pagrindinių miestų kainos, ar ne, kurios yra tik spalio mėnesiui. Na, spalio mėnesį žiūrint visuose miestuose atrodo, kad kainos mažėja, tačiau lyginant su praėjusiu metu spalio mėnesiu ir atrodo, kad mažėja tiek, kiek mažėja biokuro kaina grubiai. Latvijoje buvo fiksuotas iš tikrųjų gana reikšmingas irgi šilumos kainų mažėjimas, na, išskyrus gal Liepojos miestą, visur kitur yra reikšmingesni kainų mažėjimai. Mačiau straipsnį apie tai, kad Latvijos žiniasklaidoje, kad Latvijos Suprask moka didžiausią kainą ES, bet aišku, tenai yra įvertinta pagal perkamąją galę, ne pagal absoliučią kainą, nes pasižiūrėkit į kainas, reiškia, Skandinavijos valstybėse, Varšuvoje, jos yra gerokai didesnės negu Baltijos miestuose. Bet aš manau, kad lyginti su kainų paritetu, tai yra su perkamąja gale, gal ir, kaip pasakyti, yra toks matavimo būdas, tačiau paėmus bet ką praktiškai, nežinau, duonos kainas, mes turime pagal perkamą galę praktiškai brangiausius produktus, bet kokius naudojimus buity. Todėl tai lemia iš principo dėl to, kad šiai dienai atlyginimai dar yra Baltijos šalyse mažiausi lyginant su visa Europa. Na, o Stokholmas, Helsinkis, Varšuva, šitie miestai turi didesnę šildymo kainą. Su Tomu iš tikrųjų prieš renginį ginčijomės dėl Stokholmo, ar aš teisingai apskaičiavau, nes yra niuansas tame, kad didžiuosiuose šituose miestuose šilumos kaina yra išskaidyta į kelias dedamasias, tai yra į tiekimo kainą atskirai. Ten veikia labai panašus principas, kaip yra pas mus elektros, reiškia, kad gamybos, generacijos ir tiekimo kainos yra atskiros dedamosios. Todėl visą tai susideda ir gaunasi tie skaičiai didesni negu yra Baltijos valstybėse. Todėl aš manau, kad reikia džiaugtis, kad šie metai tikrai nebus metai, kai prie Kalėdų stalo diskutuosim apie labai aukštas šildymo kainas. Bus malonesnių temų turbūt pakalbėti kad prie Kalėdų stalo. Na ir paskutinis slaidas toksai, kurį dar noriu parodyti, tai yra pradėjom žiūrėti iš tikrųjų tokie labai paprastai, kas lemia biokuro suvartojimą kiekviename sezone individualiai. Čia yra Lietuvos, Latvijos ir Estijos taip vadinami dienolaipsniai. Reiškia, mintis yra tokia, jie angliškai vadinasi heating degree. Reiškia, kiekvienais metais yra skaičiuojamas oro temperatūra ir lyginama maždaug su 15 laipsnių patalpoje, ar ne, kuria taip yra sukonstruotas šitas indeksas, galbūt patalpoje turėtų būti 18, Lietuvoje, pavyzdžiui, dienolaipsniai yra skaičiuojami nuo 18 laipsnių. Čia yra suskaičiuota ant 15 laipsnių bazės, bet tai neturi didelės įtakos, nes rodo, kokie yra nevienodi spalio, lapkričio, kovo ir balandžio mėnesiai kiekvienoje valstybėje atskirai, nes būtent šitie 4 mėnesiai yra tai, kas lemia biokuro suvartojimą metų pjūvyje, viso šildymo sezono pjūvyje. Nes gruodį, sausį ir vasarį biokūriniai katilai dirba maksimaliu pajėgumu ir nepriklausomai nuo temperatūrą laukia ar minus 30 ar minus 18, biokūro suvartojimas daugiau mažiau visoje šalyje yra vienodas, nes įsijungia pikiniai arba rezerviniai renginiai, kurie ir pagamina iš dujų reiškia reikiamą skirtumą. Na vat, o čia rodo iš tikrųjų būtent spalis ir šiandien
kaip tik Lietuvoje prasidėjo šildymo sezonas, nes vienas miestas jau paleido šildymą, tai spalio šiandien 2, aš neatsimenu, kad būtų taip anksti, prasidėjo šildymo sezonas, turint omeny, kad dar praeitą savaitę pas mane namuose buvo atviri langai ir atrodė, kad vasara nesibaigs. Tai, žinau, jeigu šitą linksmą gaidą tom, reiškia dar paminint pasibaigusius metus, kurie buvo šilti. Tai va, tai paskutinė mintis yra tokia, kad, na, kaip ir užtvirtinant, ką norėtumėm pasakyti, ar ne, tai kad biomasės kainos yra iš tikrųjų mažos ir šita žinutė yra labai aiški, statistiškai tikrai yra maža ta kaina, tačiau malkų kainos jau pradeda kilti ir tikrai nėra jokios sakykime, garantijos, kad tas stabilumas toksai laikysis pakankamai ilgai, to galbūt ko tikisi ir politikai, ir kad šito šilumos gamintojai. Na, Europoje situacija atrodo rami. Vis tiek tas, reiškiasi, karo pradžia Ukrainoje perorientavo labai stipriai visus šilumos ir elektros gamintojus ieškoti kitų šaltinių. Prasidėjo labai, kaip čia pasakyti, pasiruošimas sezonui prasideda žymiai anksčiau negu įprastai. Iš praėjusių metų dar sandėliuose, jeigu taip įvardinti, saugyklose liko dujų, kurios reiškia, leidžia stabilizuoti situaciją. Taip, kad mes vis tiek tą žinutę norime ištransliuoti paskutinę tokią. Diversifikuokite savo portfelius, kaip galima labiau, nepriklausomai nuo to, ar jūs esate privatus šilumos gamintojas, ar jūs esate licenzijuotas sistemos operatorius, nes diversifikacija leidžia visai rinkai veikti maždaug vienodų režimų ir tada dingsta galimi viršpelniai. Tie, kas nori spekuliuoti, tai čia jų laisva valia rinktis, bet spekuliuoti vartotojų pinigais reikėtų mažiau. Bet aš noriu pastebėti, kad licenzijuoti operatoriai iš tikrųjų ruošiasi sezonui žymiai rimčiau negu privatus dalyviai. Matyt, tai yra susiję dar ir su reguliavimo niuansais. Tai tiek turbūt. Kainų svyravimų neišvengsim, vienintelis vaistas diversifikacija. Tai turbūt kartosimės. Taip, kartojamės metai iš metų, juolab, kad diversifikaciją pasiekti yra tikrai labai nesudėtinga. Nereikia diversifikuoti naudojant kažkokius bankinius instrumentus ar panašiai. Tiesiog perkant skirtingo laikotarpio produktus rinkoje ir tokiu būdu, sakykim, tą riziką bendrą sisteminėmis rinkoje galėtumėm sumažinti. Tai va, tai ačiū labai, kad klausėt mūsų. Ar mes turim klausimų? Klausimų šiuo metu nėra. Matomai labai aiškiai ir konstruktyviai viską atpasakoji. Ne, ramus sezonas persismelkia į smegenis ir visi jaučiasi kaip budistai. Tai turbūt... Neatsipalaiduokit. Ja. Tai turbūt, jeigu tiek, tai tada... Bet man atrodo, dar turėjai vieną skaidrę, kurią norėjai pasiparuošti. Skaidrė, teisingai, va, jau ačiū. Kiek už šildymo sezono ribų? Ačiū. Jo, kas pakels katinų uodegą, jeigu ne katinas pats, tai šiuo atveju tarp mūsų šitų paskutinių pranešimų įvyko tai, kad Baltpoolas pasiekė 1 milijardo eurų apyvartą. Tai įvyko birželį. Taip tyliai tarpusavį pasidžiaugiam, bet va dabar norim pasidžiaugti ir su jumis. Tai 54, kaip čia, gigateravatvalandės suprekiauto kuro, maždaug apie 770 tūkstančių pilnų skiedrovežių ir apie 6 milijonus namų ūkių, kurie maždaug atitinka kokį Madrido miestą ar ten Torontą, kur tikrai dideli miestai ir jie metus, vėlgi, Madride turbūt šildytis nereikia, aš jau nepagalvojau apie tai, bet Toronte reikia, tai va, maždaug taip, tiek susiprekiavom, 1 milijardas yra nemažai, džiaugiamės tuo, tai... Ir džiaugiamės, kad visi esate su mumis. Tai ta gaida, ačiū labai visiems, kas prisijungė šiandien, ačiū visiems, kurie
reguliariai yra su mumis, komentuoja, kritikuoja, laipsi, bet iš to augam ir tobulėjam. Tai dar pabaigai, ką aš noriu pasakyti, kad įrašas šio renginio ir prezentacija būtinai su visais pasidalinsime tiek mūsų puslapyje, tiek naujienlaiškiu. So thank you everyone who joined us today. So for now, this is all what we have. And just for the information that the presentation which Vaidotas has shown today and the recording of this event will be shared on our channel of BaltPool in YouTube, as well on our webpage, and we will share it with you via newsletter. Ir vienas visgi klausimas, ką tik iššoko Vaidai. Taip, Tai kol dar neišjungiam, tai vienas klausimas yra, ar matome pasikeitimų pardavėjų statistikoje? Taip, labai gera tema, aišku, apie ją visą laiką pakalbam pavasario renginį, tačiau manau, kad šiais metais iš tikrųjų top tiekėjų 10-uke bus nemažų permainų. Naujos įmonės ateina, senosios įmonės imasi kitokios strategijos, galbūt prekiauja kitose vietose. Tas bus pasijautimas taip, mes tą jaučiam ir tai nėra ultra malonus faktas, nežiūrint to, jog atrodo, kad konkurencija užtikrina, jog tuščia vieta, kaip čia pasakyti, tuščia vieta tuščia nebūna, bet šitoj vietoj ta tendencija yra ir tai rodo, kad ne visus tenkina esamos dabartinės rinkos sąlygos. Taip. Rinka yra labai konkurencinga tiekimo pusėje. Taip, kažkada net Remigijus Lapinskas, kurį turbūt visi pažįstat, yra pasakęs, kad tokios konkurencijos, kaip yra biokuro rinkoje, turbūt daugiau niekur nėra. Tai aš jam paantrinčiau šitą pasakymą. Tai ačiū Vaidai už atsakymą, ačiū už klausimą ir dar kartą ačiū visiems ir iki kitų kartų. Viso. Ramybės.